Šiandien mes pakalbėsime apie siuvinių konstravimą ir smulkaus tekstilės gaminio, drabužio detalės ar aksesuaro pasirinkto siuvimą. Pirmiausia, mums bus reikalingi matmenys. Jei norime siūti ir konstruoti kokį nors smulkų aksesuarą ar drabužės detalę, turime žinoti tam tikrus matmenis ilgį ir plotį. Tai pagrindiniai matmenys. Prieš darydami aksesuarą turime nusipiešti jo bendrą vaizdą ir atskiras detalės ir taip pat užrašyti matmenis. Jeigu matmenys bus netikslūs, negalėsime pasiūti kokybiško dirbinio. Detalės sukirpus pagal tikslius matmenis ir susiuvus, gali paaiškėti, kad dirbinys per mažas. Taip atsitinka pamiršus palikti užlaidas siūlėms. Jeigu abejojate, ar gerai išmatavote, arba norite sukurti ką nors naują, užlaidas galite palikti ir didesnės. Jeigu audinys su plaušeliu ar įspaustu piešiniu susiuvant dalis, negalima sukeisti jų krypties. Dirbinys atrodys nevienodos spalvos. Drabužio kraštams paliekame 1–1,5 cm užlaidos siūlėms, palankoms 4–6 cm, kitoms siūlėms nuo 1–1,5 cm. Lengviausia konstruoti dirbinius, kuriuos sudaro geometrinės figūros – stačiakampiai, kvadratai, trikampiai, kaip ir parodyta šiuose dviejuose aksesuaruose – skarelėje ir galvos juostoje. Vienos jų forma gali būti trikampė, kitos keturkampė, čia stačiakampė. Konstruojant ovalias detalės naudojami skriestuvai, kiti braižymo įrankiai. Čia parodytas apsiaustas su gobtuvu ir kišenėmis, aišku, yra jau sudėtingesnės formos, aišku, gobtuvas yra stačiakampės formos, kišenės irgi stačiakampės formos, bet pagrindinės detalės, aišku, čia jau yra iškerpamos, pasitelkiant ir kitas braižymo priemonės, galbūt net lekalus. Taigi pasižiūrėkim į šitų dviejų aksesuarų iškarpas, konstrukcinės detalės. Paprastai skarelė būna trikampė, kvadratinė lenkiama per pusę. Pagal duotus matmenis popieriaus lape nubraižomas kvadratas. Brėžiama įstrižainė, dalijanti kvadratą į 2 trikampius. Kvadratas iškerpamas, dedamas ant audinio. Čia juostos vėlgi nubraižomi ir iškerpami 2 vienodi stačiakampiai, jau šonai susiuvami, dirbinys išverčiamas į gerąją pusę, nusiuvamos siūlės timpa į vertį, galai palenkiami ir susiuvami. Gobtuvo apsiausto su gobtuvu iškarpą galima pasidaryti pagal žurnalų iškalpas.
Taigi sėkmės siuvant kokią nors drabužio detalę arba aksesuarą.